Įsikūrėm 22 metais, naujai visiškai. Kadangi paveldėjom ūkį tėčio, tai mes nusprendėm, kad mes sujungsime jėgas bendrai. Mes tęsėme tai, ką buvo suplanavęs ir darė mūsų tėtis. Mes užsiemam sodininkystę, augalininkystę ir taip pat vaisių daržovių apdorojimu. Tai yra ir liofilizavimas, ir džiovinimas. Ir dar gal čia šiek tiek yra paveldėta, kadangi mūsų seneliai buvo agronomai. Gal net ir iš to laiko yra pasilikęs tas toksai, kaip sakyti, domėjimasis augalais, domėjimasis tom visom įdomiom, retom kultūrom, kaip jas užauginti, ką su jom padaryti. Kadangi abidvi esam diplomuotos maisto gamintojos, jinai baigusi Londone Le Cordon Bleu konditeriją. Tai išnaudojam jos žinias. Pernai ekspromtu sugalvojom, kad labai norim įgyvendinti seną svajonę, gaminti ledus. Pasibaigėm vėlgi mokslus. Ir žingsnis po žingsnio, atsirado aparatūra mūsų šitą itališką, kuri gamina dabar ledus. Tiesiog maisto nepagaminsi be augalo pačio. Šitas visas žinias norisi apjungti, sakykime, kad ir ta pati augalininkystė, ir ta virtuvė, vis tiek tai yra daug bendro tarpusavėje.